Farmakodinamika yra farmakologijos dalis, kuri nagrinėja vaistų sukeliamus pokyčius organizme. Ji apima veikimo mechanizmą, tai yra pokyčius molekulinėme ir ląsteliniame lygyje, ir taip pat poveikį, tai yra organų ir viso organizmo veiklos pokyčius. Šiame paveikslėlyje paaiškinamas ryšys tarp farmakokinetikos ir farmakodinamikos procesų. Pavartojus tam tikro vaisto, iš pradžių vyksta absorbcija ir kraujyje susidaro tam tikra koncentracija po to, kai vaistas patenka į vaistų-veną, o paskui praeina kepenis. Kepenyse po absorbcijos vykstantis metabolizmas dar vadinamas priešsisteminiu metabolizmu. Čia pat reikia pažymėti, kad jeigu vaistas vartojamas parenteraliai, tai absorbcija nevyksta, nes jis tiesiogiai patenka į kraujotaką. Vėliau vyksta pasiskirstymas, tai grįžtamas arba laikinas procesas, kurio metu vaistas iš kraujo patenka į tarpląstelinį skystį ir ląsteles. Iš pradžių procesas vyksta šiame paveikslėlyje į dešinę, tačiau vėliau vaisto koncentracija kraujyje dėl eliminacijos mažėja ir tada vaistas sugrįžta iš audinių į kraują vėlgi pagal koncentracijos gradientą. Paskutinis farmakokinetikos procesas yra eliminacija, kuri apima metabolizmą arba biotransformaciją, tai yra biocheminius pokyčius, ir išskyrimą, tai yra vaisto šalinimą per inkstus. Čia reikia pažymėti, kad pats žodis eliminacija turi dvi prasmes. Kartais jis naudojamas kaip čia, tai yra apima metabolizmą ir išskyrimą, tačiau dažnai jisai apima vien išskyrimą. Tiesiog reikia žiūrėti į kontekstą, kad pamatyti, ką tas žodis reiškia. Taigi galiausiai po visų šių procesų turime tam tikrą vaisto koncentraciją veikimo vietoje ir dėl to galiausiai pastebimas tam tikras farmakologinis poveikis, galiausiai pasireiškia klinikinis atsakas. Jeigu pasižiūrėsime preparato charakteristikų santrauką, tai rasime farmakologinės savybės 5 skyriuje ir klinikinės savybės 4 skyriuje. Klinikinis atsakas gali būti ir būna palankus ir nepalankus. Tai šitas žodis effectiveness reiškia praktinį veiksmingumą, tai yra veiksmingumą klinikinės praktikos sąlygomis, o žodis toksicity reiškia nepageidaujamą poveikį. Vaistų veikimas. Vaistai nesukelia poveikio de novo. Tai yra, jie nesukelia poveikio, kuris būtų kitoks, negu ir taip vyksta organizme. Vaistai tik modifikuoja biocheminius ir fiziologinius procesus, pavyzdžiui, signalo susidarymą. Adrenomimetikai, pavyzdžiui, efedrinas, skatina mediatoriaus atsipalaidavimą į sinapses ir tokiu būdu tas signalas susidaro, reiškia skatina signalo susidarymą. Toliau yra vaistų, kurie slopina signalo sklidimą. Pavyzdžiui, lokalūs anestetikai, kurie blokuoja natrio kanalus neuronuose, o natrio kanalų atsidarimas ir neuronų depolarizacija yra būtini nervinio impulso sklidimui. Taip pat yra vaistų, kurie blokuoja signalo atpažinimą. Pavyzdžiui, adrenoblokatoriai. Jie prisijungia prie adrenoreceptorių, neleidžia prisijungti tokiu būdu natūraliam agonistui ir neleidžia perduoti signalo receptoriams.
Ir galiausiai vaistai gali blokuoti pokyčių ląstelėje atsiradimą arba atvirkščiai sukelti pokyčius ląstelėse. Taip veikia, pavyzdžiui, vaistai, kurie veikia viduląstelinius receptorius. Farmakodinamika yra farmakologijos dalis, kuri nagrinėja pokyčius organizme sukeliamus vaistų. Farmakodinamika apima veikimo mechanizmą ir poveikį. Veikimo mechanizmas yra ląstelių ir molekulių pokyčiai, poveikis yra organų ir viso organizmo veiklos pokyčiai. Poveikį galime suskirstyti į pageidaujamą arba terapinį ir nepageidaujamą arba šalutinį. Nepageidaujamas poveikis, šis terminas dažniausiai naudojamas specialistams skirtoje informacijoje, pavyzdžiui, preparato charakteristikų santraukoje, tuo tarpu šalutinis poveikis yra sinonimas, kuris dažniausiai naudojamas pacientams skirtoje informacijoje, pavyzdžiui, pakuotės lapelyje. Nepageidaujama reakcija yra terminas, kuris dažniausiai naudojamas kaip nepageidaujamo poveikio sinonimas, tačiau kartais gali apimti ir nepageidaujamus reiškinius. Ir štai pavyzdys. Epinefrinas prisijungia prie beta-1 adrenoreceptorių širdyje, sukelia miocituose eilę pokyčių, dėl kurių sustiprėja širdies raumens susitraukimas. Tai prisijungimas prie receptorių ir pokyčiai ląstelėje yra veikimo mechanizmas, o jau širdies raumens susitraukimo sustiprėjimas yra farmakodinaminis poveikis. Dar mes turime klinikinį poveikį. Klinikinis poveikis yra širdies minutinio tūrio padidėjimas, širdies susitraukimo dažnio padidėjimas, kraujospūdžio pokyčiai ir taip toliau. Receptoriai ir ligandai. Receptorius yra specializuota ląstelės makromolekulė, kuri priima signalą. Ligandas yra cheminė medžiaga, kuri perduoda signalą prisijungusi prie tos specializuotos makromolekulės, tai yra receptoriaus. Labai svarbu pažymėti, kad ligandas turi atitikti receptorių kaip spina raktą, kitu atveju jis prie receptoriaus neprisijungs ir poveikio nesukels. Vis dėlto spinos ir rakto metafora pilnai neiliustruoja ligando ir receptoriaus sąveikos, kadangi nesako nieko apie tai, kas paskui vyksta ląstelėje, o tik tai, kad raktas atrakina spiną. Svarbi receptorių savybė yra jų specifiškumas. Tai yra receptoriai tam tikrus ligandus prijungia, o kitų neprijungia. Tuo tarpu ligandai gali būti selektyvūs ir neselektyvūs. Tai yra, jie gali labiau veikti vienus receptorius ir mažiau kitus. Selektyvumas, skirtingai nuo specifiškumo, nereiškia, kad vienus veikia, kitų neveikia. Tai reiškia, kad vienus ir kitus veikia, bet tam tikrus veikia stipriau. Pagrindinės receptorių rūšys. Ir šitas pavyzdys yra nikotino receptorius autonominės nervų sistemos ganglijose. Ten, kur prie ganglinės skaidulos persijungia į postganglinės. Tai va. Čia ligandas, jis ir mediatorius autonominėje nervų sistemoje, acetilcholinas, prisijungia prie receptoriaus
kuris valdo jonų kanalo atsidarimą. Prisijungus acetilcholinui kanalas atsidaro, natris įeina į ląstelę, reiškia ląstelės potencialas buvo neigiamas, natris įėjo, jisai pasidarė teigiamas, įvyko depolarizacija. Tokiu būdu nervinis impulsas praeina autonominės nervų sistemos ganglijus. Ir aišku, tai vyksta labai greitai. Iš visų receptorių rūšių veikiant šitą atsakas yra pats greičiausias ir trumpiausias. Pamatot. Milisekundės. Tuoj pat. Užuodėm, kas skanaus ir seilės jau išsiskyrė. Tai čia parasimpatinė nervų sistema suveikia ir vienas iš to atsako elementų yra impulso praėjimas per parasimpatinės nervų sistemos ganglijus. Toliau, kita rūšis bus pati sudėtingiausia iš tikrųjų. Su G baltymu susiję receptoriai, paveiksliukas, trumpas apibūdinimas, o pagrindinė skaidrė yra va kita. Va čia ligandas arba agonistas. Agonistas yra toks ligandas, kuris prisijungia prie receptoriaus ir sukelia poveikį. Sukelia tuos pokyčius ląstelėje, kurie čia aprašyti ar kitur aprašyti. Paskui detaliau paaiškinsiu, kas yra agonistai, antagonistai. Agonistas prisijungia prie receptoriaus. Receptorius suaktyvėjo. Guanozino trifosfatas, va jisai, užėmė guanozino difosfato vietą prie alfa subvieneto. Tada G baltymas disocijuoja ir šitie subvienetai yra aktyvūs. Va čia pavyzdžiui tas aktyvus junginys tarp alfa subvieneto ir guanozino trifosfato aktyvina adenililciklazę. Tada va čia parašytas, adenililciklazė yra fermentas, parašytas va neaktyvus fermentas, tiesiog enzyme E raidė, ne? O va čia jau su žvaigždute kaip suaktyvėjęs fermentas. Tada, pavyzdžiui, prie beta-1 receptoriaus, prie beta-1 receptorių šitas suaktyvėjęs fermentas galiausiai nulemia kalcio kanalų fosforilinimą, tada kalcio patekimą į ląstelę ir širdies susitraukimų jėgos padidėjimą. Pavyzdžiui, ties beta-2 receptoriais viskas yra kitaip. Tas suaktyvėjus, tas ciklinis adenozino monofosfatas nulemia miozino lengvųjų grandinių kinazės fosforilinimą ir suaktyvėjimą. Tada šitas fermentas defosforilina mioziną ir jo sąveika su aktinu susilpnėja, lygiai raumenys atsipalaiduoja. Ir matote, čia prie šitos G raidelės yra dar S. Čia toks G baltymo porūšis, kuris susijęs su ciklazių stimuliavimu. Va ciklinio adenozino fosfato padaugėjo, nes adenililciklazė buvo stimuliuojama. Tas fermentas, kuris skatina ciklinio adenozino monofosfato susidarimą iš adenozino trifosfato.
I raidelė reiškia inhibition, slopinimą, reiškia tas G baltymas, kurį stimuliuojant adenililciklazė slopinama. Ir Q raidelė reiškia G baltymą susijusi su fosfolipaze. Trečia receptorių rūšis susiję su fermentais. Matote, receptoriai vėl ląstelės paviršiuje. Atsako trukmė vėl ilgesnė. Tas visas 4 receptorių rūšis aš čia sudėliojau pagal atsako trukmę iš tikrųjų. Dabar šitoje skaidrėje pavaizduotas epitelinio augimo faktoriaus receptorius. Epitelinis augimo faktorius yra natūrali organizmo medžiaga, kurios pagrindinė funkcija iš pavadinimo aiški. Tos medžiagos dėka epitelė greitai atsistato, auga. Matote, receptorius yra sudarytas tarsi iš 2 dalių. Čia jis yra neaktyvus, o čia jau prisijungęs epitelinis augimo faktorius prie vienos dalies ir prie kitos. Tada tos 2 dalys susijungia ir tolesnis procesas yra tam tikrų fermentų ląstelės viduje aktyvinimas. Galima pasakyti, kad daugelio epitelinės kilmės piktybinių navikų augimas yra labai susijęs su šito normaliu epitelinio augimo faktoriumi. Tačiau patologijoje ląstelės pradeda dalintis nenormaliai. Ir tuomet šito proceso slopinimas pasidaro labai geras taikinys vaistams. Kasmet atsiranda daugybė vaistų blokuojančių epitelinio augimo faktoriaus receptorius, va šitus va, ir jie vartojami įvairiems piktybiniams navikams gydyti. Ir paskutinė receptorių rūšis yra viduląsteliniai receptoriai. Kas čia yra išskirtinio? Ligandai yra būtinai lipofiliniai arba hidrofobiniai, kitaip sakant, nes jie turi praeiti ląstelės membraną, kad pasiektų savo taikinį. Taikinys yra ląstelės viduje. Reiškia, tai yra vieninteliai receptoriai, kurie yra ląstelės viduje, dėl to jie taip ir vadinasi. Visos kitos rūšys yra ląstelės paviršiuje. Toliau, dar vienas išskirtinis dalykas kalbant apie šitus receptorius, yra tai, kad juos stimuliuojant keičiasi genų raiška. Ir atsako trukmė, matot, ji yra ilga. Atsakas yra lėtas ir ilgas. Dešinėje paveikslėlyje pavaizduota, kas vyksta prisijungus ligandui prie tokio receptoriaus. Tokie receptoriai, pavyzdžiui, yra steroidinių hormonų receptoriai. Čia pavaizduotas specifiškai estrogenų veikimo mechanizmas. Pasižiūrėkime V receptorius tas. Jisai turi keletą domenų. Žiūrėkime, kas vyksta. Steroidas. Jisai prisijungia prie ligandą prijungiančio domeno va šičia. Tada
atsikabina nuo receptoriaus šitas HSP90, Heat Shock Protein 90 ir atsipalaiduoja tuomet DNR prijungiantis domenas. Reiškia, šitas domenas įgyja galimybę prisijungti prie DNR tam tikroje srityje. Ir tuomet, kai DNR prijungiantis domenas tenai prisijungia, transkripciją aktyvinantis domenas pradeda keisti matricinės ribonukleinės rūgšties sintezę. Reiškia, tokiu būdu priklausomai nuo hormono, nuo audinio keičiasi to ar kito geno raiška. Vieni genai gali būti stimuliuojami, kiti slopinami, priklausomai nuo hormono ir audinio. Atsarginiai receptoriai. Kai kuriais atvejais maksimalus poveikis pasireiškia ligandui užėmus tik dalį receptorių. Kitaip sakant, dalis receptorių yra tarsi nereikalingi, atsarginiai. Ryškus pavyzdys yra insulino receptoriai. Sveikam, jaunam, normalaus svorio žmogui, tam, kad būtų sureguliuota gliukozės koncentracija, gana, kad insulinas veiktų kelis procentus receptorių. Vis dėlto ilgainiui tų receptorių reikia vis daugiau ir galiausiai jų kartais ir neužtenka, tuomet susergama antro tipo diabetu. Vaistų veikimo vietos. Vaistai gali veikti ne vien receptorius, bet ir kitas vietas. Pavyzdžiui, protonų siurblio inhibitoriai, pavyzdžiui, omeprazolas, slopina protonų siurblį skrandžio parietalinėse ląstelėse. Protonų siurblys pumpuoja vandenilį į skrandžio spindį, vandeniliui keičiantis su kaliu. Toliau yra fermentai. Pavyzdžiui, angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai, enalaprilis, slopina šį fermentą, kuris angiotenziną 1 verčia stipriu vazokonstriktoriumi angiotenzinu 2. Ir pagaliau antimikrobiniai vaistai turi specifines veikimo vietas, pavyzdžiui, tetraciklinai, aminoglikozidai veikia ląstelės organoidus. Ryšys tarp dozės ir atsako. Efektyvumas yra maksimalaus atsako matas. Štai čia yra maksimalus poveikis arba atsakas 100%, čia ir matuojame efektyvumą. Toliau potencija arba vidinis aktyvumas yra vaisto kiekio, kurio reikia tam tikrai atsako daliai sukelti, matas, dažniausiai imamas kiekis, kuris sukelia pusę atsako, 50%, ir štai čia matome vaisto kiekį, tiksliau kiekį tam tikrame tūryje, tai yra koncentracija, kurios reikia pusiai atsako sukelti. Svarbu pažymėti, kad čia kalbėjome apie efektyvumą dozės ir atsako kreivės požiūriu. Jo negalima painioti su klinikiniu veiksmingumu. Pavyzdžiui, gerai žinomi vaistai statinai skirti lipidų koncentracijai kraujyje reguliuoti sukelia poveikį, kurį galima vertinti net trejopai. Veiksmingumą jų galima vertinti net trejopai, tai yra pagal tai, kaip keičiasi lipoproteinų koncentracija kraujyje, pavyzdžiui, mažo tankio lipoproteinų cholesterolio, didelio tankio lipoproteinų cholesterolio, trigliceridų ir taip toliau.
Galima vertinti pagal tai, kaip keičiasi aterosklerozės plokštelių dydis, kraujagyslių spindis ir pagaliau galima vertinti kliniškai pagal tai, kaip keičiasi miokardo infarkto arba mirties rizika. Tai kalbant apie klinikinį veiksmingumą, reikia pažymėti, kad skiriamas idealusis klinikinis veiksmingumas, tas, kuris nustatomas klinikinių tyrimų metu, angliškas terminas yra efficacy, na, o realusis klinikinis veiksmingumas yra tas, kuris nustatomas klinikinėje praktikoje. Jis gali būti ir kitoks, kadangi klinikiniuose tyrimuose dalyvauja labai išgryninta pacientų populiacija, atrinktų pagal labai ribotus kriterijus. Na, už klinikinių tyrimų ribų jau vartoja gerokai įvairesni žmonės, taigi šitas terminas vadinasi realusis klinikinis veiksmingumas, angliškai vadinasi effectiveness. Pavyzdys. Kurio vaisto potencija didžiausia? Norėdami atsakyti į šį klausimą, pasižymime maždaug 50% maksimalaus atsako. Matome, kad mažiausiai reikia B vaisto tam, kad sukeltumėm apie 50% atsako. Pavyzdžiui, C vaisto reikia gerokai daugiau. Toliau kitas klausimas, kurio vaisto didžiausias efektyvumas? Matome, kad A, C ir D vaistai turi maždaug vienodą efektyvumą, tik tai B vaisto efektyvumas yra gerokai mažesnis. Paskutinis klausimas, kaip pasislinktų vaisto kreivė veikiant konkuruojančiam antagonistui. Konkuruojantis antagonistas grįžtamai laikinai prisijungia prie receptorių ir kliudo prisijungti agonistui. Tam, kad agonistas galėtų sukelti poveikį, jisai turi nukonkuruoti, kitaip sakant, išstumti antagonistą. Dėl to agonisto reikia daugiau, jo reikia didesnės dozės, didesnės koncentracijos, tai yra kreivė pasislenka į dešinę. Kurio vaisto dozę sunkiausia parinkti? Dozę parinkti paprasta, jeigu ją truputį padidinus, poveikis šiek tiek sustiprėja, dar truputį padidinam, dar truputį sustiprėja ir taip lengvai parenkam. Tačiau situacija labai pasunkėja, jeigu truputį padidinus dozę, poveikis pasikeičia smarkiai. Ir štai pavyzdžiui vaistas D. Štai čia turime dar visai silpną poveikį, padidinam dozę ir turime labai stiprų poveikį. O vaisto C atveju tas pats poveikio padidinimas sukelia žymiai mažesnį poveikio pasikeitimą, reiškia dozę parinkti turėtų būti žymiai lengviau. Palyginame su kitų vaistų kreivėmis ir matome, kad vaisto D dozės ir atsako kreivė yra stačiausia, jo dozę ir parinkti yra sunkiausia. Kurio vaisto terapinė platuma siauriausia? Priminsiu, terapinė platuma tai terapinių dozių diapazonas, tai yra tas diapazonas, kuriame turėdami koncentraciją ar dozę turime pageidaujamą terapinį poveikį ir neturime toksinio poveikio. Jeigu mes turime situaciją, kai tas terapinis poveikis pasireiškia nesant toksinio poveikio gana plačiose atsako ribose, tai galime štai čia pasižymėti terapinę platumą ir matome, kad vaistui D jinai yra tokia kaip pažymėta, gana ribota, tuo tarpu vaistui C ji prasidėtų maždaug čia, tai yra gerokai platesnė. Akivaizdu, kad siauriausia yra vaisto D terapinė platuma, kadangi jo dozės ir atsako kreivė yra pati stačiausia. Receptorių ligandai,
klasifikuojami į agonistus, antagonistus ir alosterinius moduliatorius. Agonistai klasifikuojami į grynus, dalinius ir atvirkštinius. Gryni agonistai veikia taip pat kaip endogeniniai ligandai, tiesiog imituoja jų poveikį. Daliniai agonistai taip pat gali būti vadinami ir daliniais antagonistais, nes jie turi ir agonistinių, ir antagonistinių savybių ir tiesiog konkuruoja su tais ligandais, kurie yra aplinkoje. Na ir kadangi konkuruoja, tai nuo to, kokie tie ligandai aplinkoje yra, ir priklauso dalinių agonistų poveikis. Jeigu dalinis agonistas konkuruoja su grynu agonistu, tai jį nukonkuravęs elgiasi kaip antagonistas. Tuo tarpu nukonkuravęs antagonistą, dalinis agonistas jau veiks kaip agonistas. Pavyzdys galėtų būti beta blokatorius spindololis, jis dar vadinamas beta blokatoriumi turinčių vidinių agonistinių savybių arba vidinį aktyvumą. Jis mažina, pavyzdžiui, širdies susitraukimų dažnį, nes natūraliai organizme kraujyje yra katecholaminų, kurių poveikis susilpninamas. Tačiau tas sumažėjimas nebūna toks ryškus, kaip veikiant gryniems antagonistams, pavyzdžiui, propranololiui. Ir pagaliau turime atvirkštinius agonistus, kurie veikia priešingai negu agonistai. Ir čia reikia pažymėti skirtumą nuo antagonistų, nes antagonistai tik užblokuoja grynų agonistų poveikį, tuo tarpu atvirkštiniai agonistai sukelia atvirkščią poveikį. Nors kliniškai rezultatas gali dažnais atvejais ir nesiskirti. Farmakologiniai antagonistai yra skirstomi į konkuruojančius ir nekonkuruojančius. Konkuruojantis didina tam pačiam poveikiui sukelti reikalingą dozę. Pastumia dozės atsako kreivę į dešinę, tai reiškia, kad agonistas vis tiek gali sukelti maksimalų poveikį, tačiau jo reikės daugiau. Jo reikės daugiau tam, kad nukonkuruotų antagonistą. Ir konkurencinio antagonizmo pasekmės priklauso nuo to, kurio ligando aplinkoje daugiau ir kurio afinitetas receptoriui yra didesnis. Nekonkuruojantis antagonistai priešingai, jie prie receptorių prisijungia negrįžtamai. Kitaip sakant, agonistas negali išstumti nekonkuruojančio antagonisto ir tada ne tik dozės atsako kreivė pasisuka į dešinę, bet taip pat pastumiama dozės atsako kreivės viršutinė dalis žemyn. Ir čia pat reikia pažymėti, kad to, kas paaiškinta, gali nebūti esant atsarginių receptorių. Priminsiu, atsarginiai receptoriai yra tokie, kurie nereikalingi maksimaliam poveikiui pasiekti, reiškia maksimalus poveikis pasireiškia ir neužėmus visų receptorių, reiškia, jeigu tokiu atveju dalis receptorių užimti, tai niekas nuo to nesikeičia. Kiti antagonistai skirstomi į fiziologinius arba funkcinius ir fizinius ar cheminius. Fiziologiniai antagonistai sukelia priešingą poveikį, prisijungia prie kitų receptorių, nors jų sąveika su receptoriais gali būti ir agonistinė. Pavyzdys yra histaminas, kuris prisijungęs prie bronchuose esančių H1 histamino receptorių sukelia jų susiaurėjimą ir elgiasi kaip fiziologinis epinefrino antagonistas,
nes epinefrinas jungiasi prie bronchuose esančių beta 2 receptorių ir bronchus plečia. Fiziniai ar cheminiai antagonistai tiesiog jungiasi prie vienas kito ir neutralizuoja poveikį. Pavyzdžiui, protamino sulfatas turi teigiamą krūvį, o heparinas neigiamą. Protamino sulfatas vartojamas kaip priešnuodis heparinui, kurio perdozavus gali prasidėti pavojingas kraujavimas. Allosteriniai moduliatoriai moduliuoja endogeninio ligando poveikį prisijungę kitoje receptoriaus vietoje. Alo reiškia kitą, stereo tam tikrą erdvinę struktūrą. Pavyzdys yra benzodiazepinai, kurie jungiasi prie to paties receptoriaus centrinėje nervų sistemoje, kaip ir slopinantis neuromediatorius gama amino sviesto rūgštis. Prisijungę kitoje to paties receptoriaus vietoje, benzodiazepinai palengvina gama amino rūgšties jungimąsi prie savų receptorių savoje vietoje ir tokiu būdu sustiprina gama amino sviesto rūgšties poveikį. Pakartotinai vartojamų vaistų veikimo pokyčiai. Vartojant kitas dozes, vaistų poveikis jau gali nebūti toks, kaip pavartojus pirmą. Jis gali sustiprėti, susilpnėti arba iš viso pasikeisti. Dažnai kartojant dozes iš pradžių poveikis stiprėja, kadangi užima laiko, pavyzdžiui, kol susidarys pusiausvyros koncentracija. Vėliau, ypač esant inkstų ar kepenų nepakankamumui, vaistas gali kauptis organizme. Šis procesas vadinamas akumuliacija. Tokiu būdu susidaro kraujyje didesnė koncentracija ir audiniuose. Ir tada poveikis sustiprėja, gali pasireikšti apsinuodijimas, vaistų perdozavimas. Taip pat vaisto poveikis gali silpnėti, atsirasti tolerancija arba lietuviškai pripratimas. Ir taip pat gali pasireikšti visai kitoks poveikis. Pavyzdžiui, alergija, tai yra įgytas padidėjęs jautrumas vaistui. Ir taip pat priklausomumas. Tolerancija yra toks reiškinys, kai pakartotinai vartojant vaistą, jo poveikis silpnėja, todėl tam pačiam poveikiui sukelti reikia didesnės dozės. Pažymėtina, kad egzistuoja ir kryžminė tolerancija, pavyzdžiui, vartojant alkoholinius gėrimus atsiranda tolerancija ne tik jiems, bet ir daugeliui centrinę nervų sistemą slopinančių medžiagų. Tolerancijos mechanizmai. Tolerancija gali būti farmakokinetinė ir farmakodinaminė. Dažniausia tolerancijos rūšis yra pasireiškianti dėl pagreitėjusio metabolizmo kepenyse. Ir ryškus pavyzdys yra nors ne vaistas, bet labai ryškus pavyzdys, tai yra alkoholis. Ilgiau vartojant, jisai indukuoja kepenų fermentus ir dėl to greičiau metabolizuojamas, žmogus gali išgerti didesnius kiekius ir neapkirsti, kol galiausiai kepenų pajėgumai išsenka ir tada jau žmogus pasidaro girtas nuo pačių mažiausių dozių. Kitas tolerancijos mechanizmas farmakokinetinės yra žymiai retesnis, tai yra sumažėjusi absorbcija. Toliau farmakodinaminė tolerancija, kuri gali pasireikšti dėl receptorių internalizacijos, angliškai downregulation arba dėl tachifilaksijos. Receptorių internalizacija yra toks reiškinys, kai pastimuliavus receptorių jo nebelieka ant ląstelės membranos, jis patenka į ląstelės vidų ir ten arba suvirškinamas, arba grįžta tik kurio laiko. Tachifilaksija yra iš pavadinimo aišku, kad tai yra greitai pasireiškianti tolerancija. Ji gali pasireikšti dėl to, kad
netenkama mediatoriaus, pavyzdžiui, veikiant netiesioginiams adrenomimetikams. Iš pradžių poveikis būna stiprus, kadangi atpalaiduojamas norepinefrinas iš pūslelių į sinapsinį plyšį, tačiau vartojant kartotinas dozes nebelieka ką atpalaiduoti arba to norepinefrino ten būna mažai. Kitas galimas tachifilaksijos mechanizmas yra receptorių pokyčiai, stereocheminės struktūros pokyčiai, pavyzdžiui, dėl jų fosforilinimo. Ir čia reikia pažymėti, kad tolerancija yra ląstelės apsigynimo reakcija, kadangi dažnai stimuliuojant, dažnai reaguodama ląstelė gali tiesiog žūti, tokiu būdu pasireiškiant tolerancijai ląstelė tarsi ginasi. Du vartojami vaistai gali keisti vienas kito poveikį. Šis procesas vadinamas vaistų sąveika. Taip pat pažymėtina, kad vaistai gali sąveikauti ne tik tarpusavyje, bet ir su kitomis medžiagomis, pavyzdžiui, maisto medžiagomis. Vaistų sąveikos klasifikacija. Farmakokinetinė sąveika pasireiškia tada, kai vaistai keičia vienas kito farmakokinetiką. Pavyzdžiui, vaistai, kurie paleidžia vidurius, sutrikdo kitų kartu vartojamų vaistų absorbciją virškinimo trakte. Vaistai, kurie nutraukia kitų vaistų ryšį su plazmos baltymais, padidina jų laisvąją frakciją, todėl gali padidinti pasiskirstimą į audinius ir sustiprinti poveikį. Dažniausiai sąveika pasireiškia kepenyse, kai vaistai lėtina ar greitina vienas kito metabolizmą ir tam bus skirta atskira skaidrė. Ir taip pat vaistų sąveika gali pasireikšti eliminacijos per inkstus metu. Kai kurie vaistai, pavyzdžiui, amoksicilinas, yra sekretuojami proksimaliniuose inkstų kanalėliuose. Kiti vaistai, pavyzdžiui, probenecidas, tą sekreciją slopina. Farmakodinaminė sąveika pasireiškia, kai vaistai keičia vienas kito farmakodinamiką. Tai yra, kai konkuruoja jie dėl tų pačių receptorių. Pavyzdžiui, beta blokatoriai konkuruoja su beta agonistais ir susilpnina jų poveikį. Fiziologinė sąveika pasireiškia, kai vaistai veikia tą patį organą per skirtingus receptorius. Pavyzdžiui, histaminas, stimuliuodamas H1 receptorius, sukelia bronchų susiaurėjimą, tuo tarpu epinefrinas, veikdamas beta-2 receptorius, bronchus plečia. Ir pagaliau fizinė ar cheminė sąveika pasireiškia, kai vaistai dėl fizinių ar cheminių savybių prisijungia vienas prie kito. Pavyzdžiui, protaminas yra heparino priešnuodis. Heparinas yra antikoaguliantas, perdozuotas gali sukelti kraujavimą. Jis turi neigiamą krūvį, protaminas teigiamą, taigi suleistas protaminas neutralizuoja hepariną ir pašalina jo poveikį. Jau minėta farmakokinetinė sąveika gali vykti bet kuriame farmakokinetikos etape, o dažniausiai vykstant metabolizmui kepenyse. Kai kurie vaistai, pavyzdžiui, karbamazepinas, fenitoinas, griziofulvinas, rifampicinas, veikia kaip kepenų fermentų induktoriai. Jie padidina kepenų fermentų sintezę, tai yra tų fermentų, kurie metabolizuoja kai kuriuos vaistus. Pastarieji vadinami tų fermentų substratais, reiškia, vaistų metabolizmas pagreitėja, koncentracija plazmoje sumažėja, poveikis susilpnėja. Pavyzdžiui, kepenų fermentų substratai yra lytiniai hormonai ir vartojant hormoninius kontraceptikus kartu su kepenų fermentų induktoriais gali pasireikšti neciklinis kraujavimas arba net prasidėti nėštumas dėl sumažėjusio
kontraceptikų sudėtyje esančių hormonų veiksmingumo. Kiti vaistai yra kepenų fermentų inhibitoriai, tai yra slopina tų kepenų fermentų sintezę arba gali konkuruoti su jų substratais. Abiem atvejais pastarųjų koncentracija plazmoje padidėja, gali sustiprėti poveikis ir pasireikšti toksiškumas. Paprasta apibendrinanti skaidrė vaistų sąveikos pasekmes. Sinergizmas yra reiškinys, kai vienas vaistas stiprina kito poveikį, o antagonizmas atvirkščiai, kai vienas vaistas kito poveikį silpnina. Antra paskaitos dalis – vaistų saugumas. Nepageidaujamos reakcijos. Iš pradžių atskirkime, kas yra nepageidaujama reakcija, adverse reaction, ir nepageidaujamas reiškinys, adverse event. Nepageidaujama reakcija yra nenorimas ir neigiamas organizmo atsakas į vaistą. Taip sakant, kalbėdami apie nepageidaujamą reakciją, turime galvoje jos ryšį su vaistu. Nepageidaujamas reiškinys yra bet kuris nepalankus sveikatai reiškinys. Ir paprastai šitas terminas naudojamas klinikinių tyrimų metu. Reiškia, nepageidaujamas reiškinys pasireiškia, kai tyrime dalyvaujantis pacientas ar tiriamasis asmuo vartoja tiriamąjį vaistinį preparatą. Dar atskirai pabrėžiama, kad nebūtinai reiškinys turi priežastinį ryšį su tiriamojo vaistinio preparato vartojimu. Dar galima pridėti, kad į tiriamojo vaistinio preparato sąvoką įeina klinikinių tyrimų metu ir placebas, kitaip sakant, fiksuodamas reiškinį, tyrėjas net nežino, ar tiriamasis vartoja kuriamą naują tiriamą vaistą. Nepageidaujamų reakcijų klasifikacija. Nepageidaujamos reakcijos klasifikuojamos įvairiai. Pavyzdžiui, pagal paveikiamą organizmo sistemą. Pažiūrėję į preparato charakteristikų santraukos 4-8 skyrių, rasime išvardintas įvairias organizmo sistemas ir juose pasireiškusius sutrikimus. Taip pat nepageidaujamos reakcijos klasifikuojamos pagal dažnį, pagal tai, kiek tą vaistą vartojančių žmonių tas reakcijas patiria. Vėlgi šitą klasifikaciją rasime preparato charakteristikų santraukoje ir taip pat pakuotės lapelyje. Labai svarbi atskira nepageidaujamų reakcijų kategorija yra sunkios. Nepageidaujama reakcija yra sunki, jeigu atitinka bent vieną iš čia išvardintų kriterijų, tai yra mirtis, pavojus gyvybei, būtinybė hospitalizuoti arba prailginti gydymo stacionare trukmę, arba ilgalaikį ar reikšmingą neįgalumą arba apsigimimą. Dažniausia priežastis diagnozuoti sunkiai nepageidaujamą reakciją būna būtinybė hospitalizuoti. Jeigu sunkios nepageidaujamos reakcijos kriterijų reakcija netitinka, tai priskiriama tiesiog prie kitų
reiškia jinai nėra sunki. Ir atkreipsiu dėmesį, kad angliškai sunki nepageidaujama reakcija yra serious adverse reaction. Severe nereiškia sunkios, severe reiškia reakcijos tiesiog intensyvumą. Ir serious jokių būdų negalima versti rimta, nes turime aišku terminą su aiškiais kriterijais. Sunki reiškia vienas iš šitų kriterijų, kurie čia išvardinti yra. Toliau nepageidaujamas reakcijas galime klasifikuoti į žinomas ir netikėtas. Tos reakcijos, kurios yra žinomos, yra išvardytos vaisto informacijoje, specialistų skirtoje informacijoje, tai yra preparato charakteristikų santraukoje. Jeigu reakcijos pobūdis, padariniai arba sunkumas neatitinka to, kas nurodyta, reakcija yra netikėta. Pavyzdžiui, jeigu nurodyta, kad gali pasireikšti kepenų pažeidimas, o dėl kepenų pažeidimo ištiko kepenų nepakankamumas, tai akivaizdu, kad reakcijos padariniai ir sunkumas neatitinka nurodytų preparato charakteristikų santraukoje ir ši reakcija yra netikėta. Tam tikrų laikų buvo atsiradusi riboto proto žmonių, kurie vadino save tikančiais mokslų kategoriją. Tokie galvotų, kad visos nepageidaujamos reakcijos yra išvardintos informacijoje apie vaistą ir daugiau nieko negali pasireikšti. Deja, taip nėra. Niekada ir niekas apie nei vieną vaistą negali žinoti visko. Klinikinių tyrimų metu visko ištirti neįmanoma dėl kelių priežasčių. Klinikinių tyrimų trukmė yra ribota, reiškia gali likti nepastebėti vėlyvi pavojai. Pavyzdžiui, klinikiniai tyrimai, kurių pagrindų įregistruotos koronaviruso vakcinos, tai truko kelis mėnesius. Toliau pacientų skaičius yra ribotas. Paprastai dalyvauja keli tūkstančiai. Tačiau, sakykime, kokia nors nepageidaujama reakcija pasireiškia vienam iš 10 000 pacientų. Klinikinių tyrimų metu mes jos net nepastebėsime. O jeigu ir pastebėsime atsitiktinai, tai tikrai bus labai sunku nustatyti jos ryšį su vaistu, turėsime tik įtarimą. Taip pat yra žmonių grupės, kurios paprastai neįtraukiamos į klinikinius tyrimus, tai pavyzdžiui nėščiosios ir žindyvės. Vėlgi, kalbant apie koronaviruso vakcinų klinikinius tyrimus, nėštumas ir žindymas buvo neįtraukimo kriterijai, reiškia klinikinių tyrimų metu informacijos apie vartojimą šioms žmonių grupėms nebuvo gauta. Dėl to sveikatos priežiūros specialistai privalo pranešti valstybiniai vaistų kontrolės tarnybai apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistą. Vėliau, paskaitos pabaigoje paaiškinsiu, ką valstybinė vaistų kontrolės tarnyba daro su tais pranešimais. Štai čia matome ekrano nuotrauką iš valstybinės vaistų kontrolės interneto svetainės ir kairėje pusėje nuoroda į pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas. Toliau tenai paspaudę rasime paaiškinimus, kodėl reikia pranešti, kaip pranešti. Beje, apie tą gali padaryti ne tik specialistai, bet ir pacientai. Ir taip pat galime išsamiau pasiskaityti, o tai kodėl reikia pranešti. Atkreipiamas dėmesys, kad nors nepageidaujamos reakcijos į vaistą dažniausiai būna lengvos, bet kartais gali būti sunkios ir net sukelti pavojų gyvybei. Nepageidaujamų reakcijų į vaistą pranešimų duomenys padeda nustatyti naują informaciją apie vaistų saugumą
Ją gavus, kai kuriais atvejais vaistų vartojimas apribojamas, o kartais vaistai net pašalinami iš rinkos. Ir ypač svarbu pranešti apie įtariamą nepageidaujamą poveikį, kuris nepaminėtas pakuotės lapelyje. Atitinkamai sveikatos priežiūros specialistams apie nepageidaujamą poveikį, kuris nėra paminėtas preparato charakteristikų santraukoje. Sakykime, žmogui buvo suleista kokio nors vaisto ir po valandų kelių, dienų, savaičių ištiko mirtis. Būtina įtarti ryšį su vaistu, užpildyti išsamei nepageidaujamos įtariamos reakcijos pranešimą ir nusiųsti valstybiniai vaistų kontrolės tarnybai, kad ji atitinkamai apdorojusi tą pranešimą pateiktų Europos vaistų agentūrai. O kaip nustatoma, ar vaisto vartojimas yra susijęs su tam tikra nepageidaujama reakcija? Tikrą ryšį galima nustatyti, jeigu laiko ryšys aiškus, negalima paaiškinti ligą ar kitais vaistais, praėjo nutraukus vartojimą, pavartojus dar kartą pasikartojo ir aiškus farmakologinis pagrindas. Suprantama, kad visą šitą rinkinį turime labai retai, dėl to turime keletą tarpinių kategorijų, kurios apibendrinamos skaidrėje. Kaip matome, visiškai atmesti ryšį yra nepaprastai sudėtinga, taip pat kaip ir patvirtinti tvirtą ryšį. Vis dėlto dažnai galima pasakyti, kad ryšys mažai tikėtinas, bet neišeina sakyti, kad neįmanomas. Ir būna nemažai atvejų, kai tiesiog nepavyksta klasifikuoti. Dėl to pasireiškus kažkokiai nepageidaujamai reakcijai, jokių būdų negalima lengvai nurašyti, kad čia nesusiję, reikia užpildyti pranešimo formą nustatytą tvarką ir pasiųsti valstybiniai vaistų kontrolės tarnybai, kad būtų tinkamai tyriama. Taip pat nepageidaujamos reakcijos klasifikuojamos pagal ryšį su doze. Jos gali būti susijusios ir nesusijusios. Pavyzdžiui, farmakologinės nepageidaujamos reakcijos, kurios yra susijusios su veikimo mechanizmu, apačioje kita klasifikacija, jos kaip taisyklė būna susijusios ir su doze. Nuo mažesnių dozių būna mažesnės, didinant dozę didėja, sumažinus vėl palengvėja, nutraukus vaisto vartojimą praeina, viskas gana paprasta. Tačiau yra reakcijų, kurios nesusiję su doze, tai yra padidėjusio jautrumo reakcijos, įskaitant alergiją ir idiosinkraziją. Alergija yra įgytas padidėjęs jautrumas, o idiosinkraziją įgimtas. Dažniausiai jis būna susijęs su farmakogenetiniais defektais, tai yra tam tikrų fermentų nebuvimu. Ir tai yra reakcijos, kurios gali būti sunkios nuo mažiausios dozės, tačiau tam pačiam žmogui aišku, kad skirtingos dozės gali nulemti ir skirtingo sunkumo reakcijas, tik tiek, kad jos pasireiškia nuo bet kurios dozės. Ir kalbant apie nepageidaujamų reakcijų ryšį su veikimo mechanizmu, reikia pažymėti, kad deja daugumos nepageidaujamų reakcijų ryšio su veikimo mechanizmu nustatyti nepavyksta, tenka jas vadinti kitomis ir norint žinoti, tenka tiesiog įsiminti, o šiaip tą daryti tikrai netikslinga, žymiai geriau yra žinoti, kur greitai susirasti. O šitoje skaidrėje matome atsitiktinai parinkto vaisto nepageidaujamas reakcijas. Kaip manote, ar šitas vaistas registruotas? Taip, jisai registruotas,
tam tikroms autoimuninėms ligoms gydyti. Tai ar toks reakcijų sąrašas yra priimtinas? Atsakymas yra: negalima žiūrėti į tą sąrašą atskirai. Reikia, matant vaisto žalą, pamatyti ir naudą. Jeigu tokios nepageidaujamos reakcijos būtų būdingos vaistui, kuris skirtas galvos skausmui šalinti, tai aišku, kad toks vaistas yra absoliučiai nepriimtinas. Bet jeigu tas vaistas skirtas yra sunkiai, lėtiniai, negalią sukeliančiai ligai gydyti, tada naudos ir rizikos santykis pasikeičia. Aišku, labai svarbu yra įvertinti šitų išvardintų nepageidaujamų reakcijų dažnį, sunkumą aplamai ir taip pat, kas vyksta konkrečiam pacientui. Jeigu matome sąrašą, tai nereiškia, kad kiekvienam pacientui visas sąrašas ir pasireikš. Čia kitas sutrikimų sąrašas. Šie sutrikimai gali pasireikšti dėl kitos priežasties. Lygiai tas pats klausimas, ar priimtina rizika. Ir lygiai tas pats vertinimas, o kokia tos rizikos tikimybė. Dabar odontologijai specifinis skyrelis – burnos ertmės nepageidaujamos reakcijos. Šis skyrelis yra parengtas remiantis Amerikos šeimos gydytojų akademijos surinktais duomenimis. Dantenų hiperplazija – tai jų išvešėjimas. Ją gali sukelti kalcio kanalų blokatoriai, kuriuos nagrinėsime vėliau, taip pat kai kurie vaistai nuo epilepsijos, ciklosporinas, skirtas imuniniai sistemai slopinti, pavyzdžiui, persodinus organus, ir bisfosfonatai, kaulai skirti osteoporozės profilaktikai ir jos gydymui. Burnos ertmės pigmentacijos padidėjimą gali sukelti kai kurie vaistai nuo maliarijos, zidofudinas, vaistas žmogaus imunodeficito viruso infekcijai gydyti, ir taip pat hormoniniai preparatai, tokie kaip geriamieji kontraceptikai ir pakaitinė hormonų terapija, kuri paprastai taikoma po natūraliai pasireiškusios arba dirbtinės menopauzės. Vaistai gali sukelti panašaus pobūdžio padidėjusio jautrumo reakcijų, kaip ir kitos medžiagos, ir štai tokių reakcijų svarbiausi pavyzdžiai. Dažnai odontologijoje vartojamas chlorheksidino gliukonatas ir antinksčių žievės hormonų preparatai gliukokortikoidai gali sukelti alerginį kontaktinį stomatitą. Kardiologiniai vaistai, angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai gali sukelti angioedemą. Ir galiausiai Steveno Johnsono sindromas ir sunki jo forma, sunkiausia toksinė epidermio nekrolizė pasireiškia retai, tačiau pasekmės būna labai sudėtingos, šios reakcijos gali būti ir mirtinos. Jas gali sukelti kai kurie vaistai nuo epilepsijos, vis rečiau vartojami antimikrobiniai vaistai sulfonamidai, vaistas žmogaus imunodeficitai viruso infekcijai gydyti nevirapinas, vaistas podagrai gydyti alopurinolis ir oksikamų grupės nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. Vaistų sukelta osteonekrozė dažniausiai pažeidžia apatinį žandikaulį. Apatinio žandikaulio alveolinė atauga nuolat remodeliuojasi. Osteonekrozės riziką didina vaistai, kurie sukelia osteoklastų apoptozę, mažina osteoklastų aktyvumą arba mažina kraujotaką, kuri yra būtina kaulų remodeliavimo procesui. Apatinio žandikaulio alveoliniai ataugai
didesnis pavojus kyla dėl to, kad ten ir taip remodeliacija yra greitesnė ir be to toje vietoje atliekamos procedūros, pavyzdžiui, dantų traukimas. Procedūros, kurioms reikia kaulų remodeliavimo. Ir maždaug pusė atvejų osteonekrozė pasireiškia po danties pašalinimo. Taip pat svarbu pažymėti, kad į veną leidžiami bisfosfonatai, kurie paprastai vartojami siekiant stabilizuoti kaulų pažeidimus sergant vėžiui. Taigi šie preparatai intraveniniai sukelia osteonekrozę žymiai dažniau negu geriamieji. Sausa burna ir kandidozė. Burnos sausumą gali sukelti labai daug vaistų, ypač senyviems žmonėms, ir dažniausiai tą daro vaistai sukelianti antimuskarininį poveikį. Juos nagrinėjame prie autonominės nervų sistemos, tačiau pažymėtina, kad tokį poveikį kaip šalutinį turi ir daugybė kitų vaistų. Sausa burna sudaro sąlygas kandidozei. Taigi, dabar apie vaistų naudą, riziką, naudos ir rizikos santykį, tiek bendrą, tiek individualų, nes puikiai suprantame, kad tai, kas taikoma bendrai, konkrečiam atskirai paimtam žmogui gali ir netikti. Vaistai gelbsti gyvybes. Jie trumpina gydymo trukmę. Jie gerina gyvenimo kokybę. Bet kita vertus, apie 5 procentus pacientų ligoninėje, tai yra maždaug 1 iš 20, ten gydosi būtent dėl nepageidaujamų reakcijų vaistus. Apie 5 procentus ligoninėse gulinčių pacientų patiria nepageidaujamų reakcijų vaistus. Ir nepageidaujamos reakcijos yra 5. vietoje tarp mirčių ligoninėse priežasčių. Dėl šių priežasčių negalime kalbėti atskirai apie vaistų naudą arba atskirai apie vaistų riziką. Mes turime kalbėti apie juos kartu. Vaistų nauda yra tai, kas nurodyta vaisto sąvokoje. Ligų gydymas, profilaktika, diagnostika, taip pat organizmo funkcijų sugrąžinimas, koregavimas ar modifikavimas. Nauda. Rizika yra nepageidaujamos reakcijos ir kitos su vaistais susijusios problemos. Bendras vaisto naudos ir rizikos santykis priklauso nuo vaisto savybių ir jį įvertina Europos vaistų agentūra arba nacionalinė vaistus registruojanti institucija. Šis santykis vertinamas registruojant, perregistruojant vaistus ir prireikus kitų laikų. Pažymėtina, kad rizikos ir naudos santykis gali skirtis skirtingoms žmonių grupėms. Jie turi kontraindikacijų vieni, kiti turi tam tikrų faktorių, dėl kurių vaistų vartojimas yra pavojingesnis ir taip toliau. Taigi, individualus naudos ir rizikos santykis priklauso jau ne tik nuo vaisto, bet ir nuo organizmo ypatybių. Ir jis turi būti įvertintas skiriant vaistą. Ta daro gydytojas, jeigu vaistas receptinis, arba vaistininkas, jeigu vaistas nereceptinis. Farmakologinis budrumas. Farmakologinis budrumas yra nepageidaujamų reakcijų į vaistą ir kitų su vaistu susijusių problemų nustatymo, pranešimo, vertinimo
ir tokios rizikos prevencijos veikla. Tai veikia. Čia viena iš sunkesnių vietų. Taigi pacientas ateina pas gydytoją ir sako, pavyzdžiui, kad jam išgėrus vaisto po valandos pradėjo labai skaudėti pilvą, prasidėjo viduriavimas. Gydytojas įtaria, kad tai yra nepageidaujama reakcija, užpildo nepageidaujamos reakcijos pranešimą ir praneša nacionaliniai vaistus registruojančiai agentūrai. Lietuvoje tai yra Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, kurios interneto svetainėje gydytojas ir randa pranešimo, kurį reikia užpildyti formą. Ta nacionalinė agentūra turi pareigą suvesti nepageidaujamas reakcijas į Europinę vaisto saugumo duomenų bazę Judra Vigilance. Štai čia yra jos nuoroda, internetinė nuoroda. Toliau vaistų registruotojai taip pat renka šitą informaciją iš gydytojų ir turi pareigą suvesti ją į Judra Vigilance duomenų bazę. Kaip jie suveda, dar patikrina ta nacionalinė vaistus registruojanti institucija. Toliau yra mechanizmas skirtas tam, kad tie pranešimai nesidubliuotų. Ir galiausiai visus šitus duomenis, kurie yra Judra Vigilance, vertina Europos vaistų agentūra, o tiksliau farmakologinio budrumo ir rizikos vertinimo komitetas, Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee. Ir daromos išvados, esant reikalui imamasi priemonių, kokiu būdu išvengti tokių sutrikimų ateityje, aišku, jeigu reikia. Kartais užtenka įtraukti tą informaciją į preparato charakteristikų santrauką, kartais įrašomi įspėjimai, o kartais netgi vartojamas apribojamas. Ir kaip pastebėjome, štai čia paaiškinau visus 4 žodžius, kurie buvo farmakologinio budrumo apibrėžime. Tai yra, kartojasi, farmakologinis budrumas yra nepageidaujamų reakcijų į vaistą ir kitų su vaistais susijusių problemų nustatymo, pranešimo, vertinimo ir tokios rizikos prevencijos veikla. Užregistravus vaistą, pagrindinė renkama informacija yra pranešimai apie nepageidaujamas reakcijas. Jau kalbėjome, kodėl negalima jų visų nustatyti klinikinių tyrimų metu. Tačiau vis dėlto tai dar ne viskas. Renkama ir kita informacija, tai yra apie vaistų sąveiką, pavyzdžiui, nes klinikinių tyrimų metu juos vartoja gana ribotas kontingentas žmonių ir kartu vartojamų vaistų kiekis taip pat yra ribotas. Taip pat tyriamas vaistų suvartojimas, kuris kartais parodo netikėtų tendencijų. Vartojimas nėštumo ir žindymo laikotarpiais, kaip minėjau, klinikinių tyrimų metu jis paprastai netyriamas. Renkama informacija ir apie perdozavimus. Anksčiau perdozavus pasireiškę sutrikimai nebuvo priskiriami nepageidaujamoms reakcijoms, dabar jau priskiriami. Ir taip pat suprantama, kad ši informacija yra taip pat labai aktuali, kadangi klinikinių tyrimų metu būtų neetiška perdozuoti vaistų ir žiūrėti, kas tyriamiesiems atsitiks. Sveikatos priežiūros specialistai privalo fiksuoti įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistą ir pranešti apie jas valstybiniai vaistų kontrolės tarnybai. Jeigu dirba kitoje valstybėje, tai tada atitinkamai tos valstybės įgaliotajai institucijai. Jeigu prisiminsime farmakologinio budrumo sąvoką, tai toje veikloje pirmas punktas ir yra nepageidavimų reakcijų nustatymas ir fiksavimas, o antras pranešimas, 3 ir 4
punktą, tai yra šitų pranešimų vertinimą ir rizikos prevenciją ateityje jau vykdo vaistų institucijos. Aišku, nepageidavimų reakcijų pasireiškia labai dažnai, absoliučiai daugumai žmonių ir suprantama, sudėtinga būna pranešti apie jas visas. Todėl reikia ypatingai atkreipti dėmesį į pranešimus apie netikėtas nepageidaujamas reakcijas, tai yra tokias, kurių pobūdis, sunkumas arba padariniai neatitinka nurodytų vaisto informacijoje. Ir taip pat apie sunkias nepageidaujamas reakcijas labai svarbu pranešti. Sunkios nepageidaujamos reakcijos yra tokios, dėl kurių žmogus miršta, kyla pavojus gyvybei, kyla būtinybė hospitalizuoti arba prailginti hospitalizacijos trukmę, arba atsiranda neįgalumas arba apsigimimas. Ir ypatingai svarbus pranešimai apie netikėtas sunkias nepageidaujamas reakcijas. Jas būtina įtarti, būtina pranešti. Pavyzdžiui, žmogus pavartojo naujai užregistruoto vaisto ir po mėnesio mirė. Priežastis neaiški, būtina įtarti nepageidavimo reakciją ir apie ją pranešti, ir tada vaistų institucijos turės tyrinėti, gavusios daugybę suplaukusių pranešimų iš įvairių valstybių, galbūt bus galima nustatyti ryšį su vaisto vartojimu, arba paneigti, remiantis gautais duomenimis. Čia seni, bet dabar dar labiau aktualūs Europos komisijos apskaičiavimai daryti 2005 metais. Jie darė tuos apskaičiavimus, teikdami ES teisyno papildymą dėl farmakologinio budrumo. Tuo laiku Europos komisija vertino, kad ES per metus nuo nepageidavimų reakcijų į vaistą miršta maždaug 5 milijonų gyventojų. Jie vertino, kad galima išvengti maždaug 1/3 nepageidaujamų reakcijų ir štai surašyta, kokią naudą tai galėtų duoti. Ir apačioje perskaičiavimas Lietuvai pagal gyventojų skaičių. Tai viskas, ačiū už dėmesį, baigiame, kol vanduo dar neapsėmė aikštelės.